Sveiki, čia Soriukas. Šiandien laidoje matysite erotinių kūno zonų paieškas, salotų degustacijas, viliotinį ir netikėto smurto protrūkį. Šiandien svečiuose du džentelmenai. Karolis, kuris ieško manekenės su pagalvėlėmis, ir Orestas, kuris lydosi dėl rudakių putliomis lūpytėmis. Du vaikinai, vienas tikslas – nuraškyti saldžiausią uogą. Prie Soriuko namo netrukus pasirodys būrys merginų, kurios turės vos akimirką, kad sužavėtų mūsų vaikinus. Į namo vidų bus įleistos tik 4, tačiau tik viena pora turės šansą patirti tikrąją meilę. Čia Soriukas. Tai kokios merginos ieškom? Aukštos, lieknos, dailiom kojytėm, reikia, kad ir krūtinė būtų, nes pagalvių nenaudoja, reikia krūtinės pamėgoti kartais, žinot, kad minkšta būtų. Aha, supratau. Orestai? Na, tikiuosi surasti su putliom lūpom, ilgais juodais plaukais, kažko ypatinga. Sultingas, ypatingas mergaitės. O tai daugiau nebus kažkokių reikalavimų, kur išsilavinimas, šeiminė padėtis, pomėgiai? Gal nebent sportuojant? Ne, aš matau, jūs mane pažiūrėjot kaip vidurnė, kam tas vidus, kai yra tokia išorė, ar ne? Gerai, jums šiandien labai pasisekė, turėsit paskubėti, nes prie durų laukia visas būrys merginų, kurios veržėsi vidun ir nori su jumis susipažinti. Dėmesio, į vidų įsileisite tik tai 4, visom kitom sakysit Soriukas, žiūrim, kas prie durų. Sveiki, mano vardas Monika, man 21, studijuoju dizainą. Tad ieško vaikino, kuris žinotų, kaip rengtis. Tai iškart su savo taisyklėm mergaitė atėjo. Aš žinau, aš išvaizda nelabai, ten kažkoks saugūnas. Neįsileidžia Monikos. Ne, šitas tikrai ne. Monika šiandien dizainerės paslaugų mūsų vaikinams tikrai nereikia. Ačiū ir Soriukas. Sveiki, aš Gabija. Nemoku pasakyti žodžiame ir leisti namą. Jaučiu kažkas bus. Na, nemokantį pasakyti ne, tai gal kažkaip labiau prisileidžianti prie savęs. Čia gerai. Kažkaip labiau neatsisakanti netgi sakyčiau. Man atrodo, mes negalim jai pasakyti ne. Tinka. Gabija, vaikinai tau taip pat neišdrįso pasakyti ne. Užeik. Sveiki vaikinai, esu Diana. Konditerė vienas mano arkliuko. Galėtų iškepti tortą. Nepatinka tortą, galiu iškepti keksiuką. Gal tu mėgsti cepelinus? Tai bus cepelinai su kremu. Nevirškinu cepelino. O keksiukai? Per daug kalorijų. Tavo noras man įsakymas. Nebus, ne? Ne. Gerai. Diana, dėja vaikinai pasitaikė nesmaližiai. Soriukas. Esu Gintarė. Įleisit pakutensiu žvilgsnį, įleisit nužudysiu. Nu, norėčiau pamatyti, kaip čia va. Aš prispaustas. Kai konkreti mergelikė iškart paėmė už... Paėmė. Paėmė. Imam. Gintarė, mes jamam tave, užeik. Sveiki, aš esu Gabrielė. Optimizmu trykštanti panelė. Jeigu ir tu toks, įsileisk mane. Per daug hiperaktyviai. Kaip į sporto salę, manau. O tai atsiprašau, kaip reikia ateiti kaip prie altoriaus? Kaip madam. Madam! Tokia manekenė turėtų ateiti tenais, sakai. O jūs save matėt veidrodį? Ne. Gabrielė, tavo optimizmas mūsų neuždegė. Soriukas. Sveiki, esu Arūnė. Mėgstu ekstremalų greitį, jei leisit, pavežiosiu. Na, žandukai tokie rausvi, pavežioti įdomu, kur nuvežti. Tokia, man atrodo, tavo skonė iš tų sultingų. Nu, vat. Pagalvėlės yra. Pagalvėlės, imam pagalvėlės. Mums daktaras prisakė miegoti minkštai. Arūnė, užeik į vidų, vaikinai laukia. Sveiki, aš esu Asta. Matau, Šitą imam. matau šiandien merginas kaip pagal užsakymą. Vyras, kuris nori matyti savo moterį virtuvėje, nežino, ką su ją veikti lovoje. Be žodžio. Imam be žodžių. Imam, viskas. Jo. Imam, kokių čia dar žodžių ieškoti. Asta, vaikinai be žado, užeik. Na ką, 4 merginos jau laukia svetainėje, leiskim jom tarpusavį susipažinti, šiek tiek mergaitiškai papliurpt, kol mes žiūrėsim visų jų 4 trumpus video prisistatymus, po kurių jūs iškart turėsite nuspręsti, kurias 2 pasilikti, o kitom Soriukas. Žiūrim. Mėgstu seksualią vakarinę aprangą. Turiu komplektų kiekvienos savaitės dienai. Galėčiau kiekvieną vakarą patikti save vis kitame seksemplo. Tai matyt, labai dažnai į klubus vaikšta.
Išryškina viską. Ieškau ne dviračio, o greito sportinio motociklo. Čia kuria prasme? Nu, tokio neturiu. Mano vyro idealas - aukštas, tvirtas vaikinas, kuris galėtų mane užnešti po vakarėlių ne tik į 5. aukštą, bet ir užstumti štangą. Tai čia kažkuriam tai be šansų. Nepyk. Ieškau vyro, kuris mokėtų įkalti vinį į sieną, kuris žino, jog kojinės į skalbimo mašiną pačios nenueina. Su kojinėm tai nebus problemų, manau, tikrai pasistengsiu ir nunešiu. Nu, bet kiek čia pastangų kainuoja, ar ne? Nešk iki tos skalbimo dėžės. Ar kaip tu nepervarsti? Nu. Svarbiausia savybė - ištikimybė. Na, manau, su tokia panelė nebūtų problemų dėl ištikimybės. Ne, kažkodėl akytės taip sužbėjo, kad neįtikinai. Kas vakarą pasitikriau su karšta vakarienė, bokalu ir desertu. Nutirpo kojas. Nu taip, tik per skrandį. Seni geri keliai. Ieškau aukšto seksualaus sportiško manekeno. Būtų gerai, kad jis turėtų sportinę mašiną su lėtais ratais ir svarbiausia, jog jis būtų ištikimas. Mačiau, kad pas tave geras stovi, mėlynas bolidas. Jo, gerai, tinka. Vakarėjam galėčiau pasiūlyti aistringą šokį su dar aistringesniu masažu. Masažo reikia. Masažas po darbų labai gerai. Šitas tai geras Žiūrėk, dalykas. vaikinam atsiperka sportinės mašinas. Ieškau tikrą vyrą. Aukštą, tamsaus, su barze. Tikro vikingo. Tai jau turi pranašumą. Mėgstu lygybę. Ką gaunu, tą ir duodu. Kalbu ne tik apie lovą, tačiau ir apie maisto gaminimą, bulvių skutimą, indų plovimą. Ta prasme, vienas bulves skuta, kitas tarkuoja. Čia ne apie tai. Ne. Taigi, pamatėte visų merginų trumpus video prisistatymus, kur jos galėjo papasakoti tai, ką jos norėtų, kad jūs žinotumėt apie jas. Dabar turit nuspręsti, kurią pirmą išmetam iš namo, negailestingai. Manyčiau, pirmą, Gabija. Gerai, manau. Vien tik tai namų tvarkytojas neužtenka. Nu jo, čia namų tvarkytojas sužiūrstų nelabai papuoštos namus, ne? Taip. Sveikos merginos! Viena iš jūsų turim linkėjimų, kad mūsų vaikinai nenusiteikė skusti bulvių nei po vieną, nei kartu, todėl Gabija tau soriukas. Išgirdu žodį soriuką, visiškai nenusiminėm, manau, kad tenai nieko gero, nieko nepraradau. Taigi liko 3, labai greit liks tik tai 2. Kuri kita? Mano Arūnė. Arūnė? Arūnė? Tikrai Arūnė? Gal ne? Arūnė! Baigtus, jinai pastoja visai įvairiai pilna, kaip ir tu sakėjai, su pagalvėmis. Per didelės pagalvės, nu tai ką? Nu ten kaklas persilaus. Tai per mažas, tai per didelės. Tu jam sudaužysi širdį. Jeigu tai galima pavadinti širdimą, aišku. Na gerai, tau rinktis. Mano Arūnė. Merginos, vaikinai jau priėmė sprendimą. Arūnė, jiems vis dar stovi akise tavo privalumai. Bet mes nebijome tave išmesti iš namo, nes akivaizdu, kad kristi tikrai minkštai. Soriukas. Bet labai nustebau, net nežinau kodėl, gal dėl to, kad merginos gal pranašesnės už mane buvo. Dėl skonio nesiginčima, jeigu vyrams nepatiko privalumai, gal jie kitos orientacijos. Dabar su 2 savo išrinktosiomis, kiekvienam po vieną, važiuosite į pasimatymus, kur galėsite pažinti merginas artimiau, kiekvienas iš jūsų, su kiekviena iš jų. Žodžiu, jūs ten tarpusavį dalinsitės visaip kaip. Ir iš karto, kai grįžtite į namą po pasimatymų, turėsite pasilikti tik tai vieną. Kitai sakysim soriukas. Gerų jums pasimatymų. Dabar! Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Prisijai? Prisiegiau. O, vaikelė. O, vaikelė. Iš panelės to tikrai nesitikėjau. Tai per pirmą pasimatymą prisiekti, lysti gal po marškiniais, gal per daug greit. Lėtą šokį. Sušoktume kartu. Galvėtukas nukrito. O kodėl jums taip juokinga dabar? Mes tik šokam lėtą šokį. Suktuką. Akių kontaktą. Šokis praleistas, sušoktas su ją, tai tikrai buvo kažkas neįtikėtino, švelni panelė, prisilietimą jautėsi tas artumas. Na tai ką tu galėtum šiaip tai padaryti per pirmą pasimatymą? O ko norėtum? O šiaip per pirmus pasimatymus bučiuojas? Tikrai ne. Tikrai ne? Tikrai ne. Mane priimtina ir gautum į veidą. Gintarė iš tikrųjų yra labai teisi. Tai parodo merginos valią, kai jau žmogų tikrai pažįsti. Tik tai galima tada jau tais bučiniais svaidytis kairę į dešinę.
Aš tai nesijuokčiau, bet kadangi tu išsitepė buvo... Ačiū. Jau. Kai išsitepė braškę, tai teko ją truputėlį pavalyti ir tas odos švelnumas tikrai buvo, aš kaip uoga jinai pati tikrai. Pirmasis pasimatymas jau įvyko, dabar vyrai apsikeis merginomis. Ar Gintarės Viliotinis pranoks Astos seksualumą? O gal Astos privalumai užburs ir Karolį? Tai gal gali išduoti jautrią vietą, kurią atrado? Negaliu, turiu kiekvieną panelę surasti. Aš manau, man pasisektų. Aš vyresnė. Sakot? O jūs man net jūs sakot? Nu, tai jūs vyresnė esate. Mes darbais tėvynę mylim, o ne žodžiais. Iš tikrųjų, Asta buvo daili panelė, jinai tikrai yra daili, iškalbi, amžius tikrai duoda savo, bendravime, viskame kame. Jeigu pas tave vaikinas ateina, jisai ateina šokdamas tokių įsidėsių. Pakeis? Jo, ar aš tave suviliočiau, ar gal tu pamokė, kaip tu reiktų? Tai tu mokai judesiukų, bet galim ir parodyti. O kokių judesiukų parodytum? Atsistok už manęs. Taip. Ir dabar irgi judėk kartu. Ai, va tai, va, ne? Ir taip. O man lenktis reikia? Reikia ją pačią. Kartu su manim. Kartu su tavimi, ne? Kai šokome su Gintarė, bet aš vis tiek man asociavosi su Asta, kad atrodo, kad su ją aš šoku, jos kvapas, jos prisilietimas ir taip toliau. Aš esu vyresnė. Taip. Tiek. Ar tai yra pranašumas tavo nuomonė, ar ne? Lyginant su Gintarė? Manau, taip. Patirtis, amžius. Vis tiek duoda savo. Gintarė, Asta, jos tolygiai. Nei vienos, nei šitos nenorėčiau išmesti prieš namą. Nes abidvi yra geras panelės. O tu gal mane apgint mokėtum? Turiu va, rankas. Rankas turiu. O pilvuką? Nu, turiu. Galima pažiūrėti. Nu, gali. Oi, tikrai turi smūgėlį. Gerai, o dabar pabandom. Oi, Jėzu. Man joje vis tiek kažko trūko ir prieš tai buvusi Asta man tikrai labiau didesnį įspūdį paliko. Merginos jau išnaudojo savo šansą suvilioti vaikinus. Dabar vyrai turi apsispręsti, kurią pasirinks. Ta, kuri turbo seksi, ar ta, kuri super seksi. Taigi, pirmieji pasimatymai įvyko. Tai bus paprasčiau dabar išmesti vieną merginą. Iš tikrųjų, net nežinau, nes visos abidvi tobulos. Visos abidvi? Abidvi tobulos. Būčiau arabas, imčiau abidvi. Bet tu ne arabas. Bet nesu arabas. Tai kaip bus? O gal draugas turi kažkokią tai griežtesnę nuomonę? Aš patarčiau, gal bandom imti Astą. O kodėl Gintarė nėra geresnė? Jinai taip pat gera, bet... Tai vat, jos abidvi geras yra. Nu tai čia pas mus blogų nebūna. Bet pasižiūrėk į jos išvaizdą, pasižiūrėk į jos formas, pasižiūrėk į jos įdegį. Nusivalyk seilės. Na, aš matau, kad jisai tikrai nepersigalvos. Tai dabar arba tu atlaikai jo argumentus, arba jūs kažkaip susitarė tarpusavį. Asta. Asta tai Asta. Tai jūs pasiliekat Asta ir Gintarį mes sakom soriukas. Soriukas. Tu neliūdėk, dar viena lieka. Gerai, dar lieka. Dar lieka, jas užteks abiem. Dėmesio merginos. Vaikinai šiandien su abiem iš jūsų turėjo tikrai gerą laiką, bet su viena iš jūsų geresnį. Asta, taip, su tavim laikas buvo geresnis. Gintarė, soriukas. Man šitiek iš tiesų liūdna, kad manęs nepasirinko, nes tiek Karolis, tiek Orastas buvo tikrai faini vaikinukai. Jeigu jums Asta pasirodė geresnė, tai likiu jums tiesiog abiems laimės su jai. Asta, sveikinu, dabar tu čia pas mus šeimininkė. Eisi su kiekvienu iš mūsų vaikinų į pasimatymus, po kurių būtent tu nuspręsi, kurį vieną pasilikti, o kitam pasakyti soriukas. Sėkmės. Aš norėčiau pamatyti šiek tiek daugiau nuogo kūno. Nu, šiek tiek nuogo kūno, nu, galiu. Tai va, taip, galiu parodyti. Bet aš nematau daug. Nu, va. O galima dar vieną sagutę? Nu, dar vieną galiu. Kuklumas yra vienas geriausių lietuvių bruožų, o aš noriu vyrą lietuvį. Kadangi esu sportininkas, nusirenginėti nenusirenginėju, o nusirengsiu tik tada, kai eisiu su moterimi lovą. Nepavyko tavęs Orastai nurengti, tai bandysiu suvilioti kitaip. Tau reikės.
suvalgyti kelias vynuoges nuo mano. Gražaus įdėgio, kaip iš čia atėjai. Tai žiūriu dabar. Gerai. Savo drovumą. Gerai? O, labai gerai. Orstas neišnaudoja galimybės su vynuogėm, bet nesakyčiau, kad tai labai yra blogai. Tai gal tu gali man pasakyti, kodėl aš turėčiau pasirinkti tave? Savo masažiuką tau pratęsiu kada vėliau, tačiau norėčiau tave labai stipriai apkabinti ir padėkoti už pažintį ir praleistą laiką kartu. Tikėjausi, kad Orestas darydamas masažą, galbūt šiek tiek daugiau leis rankoms, bet labai džiaugiuosi, kad jis neperžengė ribos ir išliko džentelmenas. Dabar Astos laukia pasimatymas su Karoliu. Ar išdrįs vampyrų virtęs vaikinas atsikasti gabalėlį kūno Astos? Oi, kaip susirimavo. Čia Soriukas. Čia Soriukas, ką tik matėte, kaip Orestas taip ir neišdrįso nusivilkti marškinių, bet uogeles nuo Astos kūno, oi, kaip braškė. Aš labai tikiuosi, kad tu parodysi šiek tiek daugiau drąsos nei Orestas. Dėl turiu to mažą užduotėlę ir žiūrėsiu, ką tu su ją išgalvosi ir ką tu gali nuveikti. Štai. Gali pradėti nuo rankytės. Kaklą, ranką. Ranką. O čia bučinys buvo? Vaikinui reikėtų būti šiek tiek įžulesniam. Gerąja prasme. Kad pavargtų mergina? Myliu. Turbūt aš tave myliu, kažkoks keistas jaudulys dabar. Mano krūtinai, mano meilė. Jo širdis neapgaus, mano siela priklauso nuo šiol tik tau. Labai buvau maloniai nustebinta, kad vis dėlto Karolis pasiryžo dainuoti ir sudainavo, kad neblogai. Aš tau manau, kad tu mane pasirinksi. Tai su kuriuo iš vaikino atsisveikinama, kurį susipakuoja ir vežinama? Atsisveikinsim su Karoliu, o namo tikiuosi išvažiuoti su Orestu. Karolis, o kodėl Karolis, kuo jis tau neįtiko? Karolis dar šiek tiek per jaunas. O kaip aš tave suprantu. Ir su tais jaunais sakyk, vat, kuo pasireiškia ta jo jaunystė? Šiek tiek savimila. Ir ne visada supranta. Ko reikia moteriai? Oi, nesakyk, Asta net nesiginčiusi. Ima mes tą Orestą klausyk, tam bent jau dabar daželį. Sveiki, vyrukai, kaip jaučiatės? Ar patiko Astulė? Mes jums turime naujienų. Orestai, Astai patiko tavo kuklumas ir tai, kad iš karto rankų į darbą nepaleidai. Karoli, iš tavęs ne koks vampyras, bet dainuoji tiesa visai neblogai. Soriukas sakom Orestui. Karoli, taip? Karoliui, Soriukas. Iš tikrųjų, Orestas yra vyresnis už mane. Manau, jam Asta būtų pats tas. O man iš tikrųjų reikėtų gal jaunesnių panelę. Netokių. Asta, tavo pasirinkimu dabar Orestas turėtų laukti tavęs apačioje. Sakau turėtų, nes kai tu leisies dabar laipti žemyn, nebūtinai ten jį sutiksi. Ir jeigu jo ten nebus, reiškia, jisai mieloji tau pasakė Soriukas. Soriukas. Ačiū, kad pasirinkote. Tai ką, gal keliaujam pratęsti vakarą, kur nors? Taip. Kad nemegojau jau antrą naktį spaudžia. Čia kažkas sakė, kad meilė iš pirmo žvilgsnio neegzistuoja. Sėkmės balandėliai. Čia buvo Soriukas. Iki greito. Mano krūtinai, mano meilė, jo širdis ne